Sveiki, aš Edvinas, dirbu kopų prižiūrėtojų Naglių gamtinėme rezervate. Kviečiu iš arčiau susipažinti su mano specialybė. Viskas prasideda nuo to, kad tiesiog atvažiuoju iki Naglių pažintinio tako aikštelės, pasirenku atliekas, kurios būna aikštelėje. Dažniausiai daug nuorūkų randu. Aš pradedu dirbti nuo 9, tai apie 10-11. Pirmas išėjimas yra į taką, kaip ir dabar. Beje, turiu tokią šiukšliadėžę, kurią gal ne visi turi. Čia toks maišelis, šiukšlių dėžė. Tiek aikštelėje, tiek ir pačiam take galima rasti tų pačių nuorūkų. Taip pat popierėlių tų pačių randu, nuo ledų randu, pagaliukų. Tai vat viskas keliauja į šiukšlių dėžę. Kartais tenka ateiti ir prie jūros, užlipti ant apsauginio kopagūbrio ir apsižvalgyti, nes vis tiek pajūris irgi yra rezervato teritorijoje. Kartais būna žmonės, kurie guli paplūdimyje, tai reikia juos išprašyti, nes paplūdimiu galima tik tais prasieiti. Būna kartais išbrinkusi virvė nuo lietaus, išstumia tokias vinutės, jos tokios U formos, tai reikia tiesiog paimti ir perkalti, nes virvė išbrinksta ir tiesiog tą vinutę išstumia. Ir žiūriu, kur koks išlindęs vinukas, tai taip visą taką ir praeinu palei kiekvieną kuoliuką, pasižiūriu, kur kas yra, pasuku tą plaktuką ir taip dakali vis. Įžengiam į Baltąsias kopas po truputėlį. Tai turime šluotą tokią. Pavasarį čia tako pačioj pradžioj visai augo šluotinių sausakrumių. Tai yra invazinė rūšis tiek Kuršių nerijoje, tiek visoje Lietuvoje. Jie labai greitai gali pasisėti. Neužtenka išrauti, nukirpti, jos reikia iškasti su šaknimis. Tai tą pavasarį dariau ir pasidariau šluotą iš šluotinio sausakrumio ir toj pamatysim, kam ją galima panaudoti. Bus tikriausiai čia prirašyta ir privaikščiota, tai šluota tam ir yra, kad užerti, kad žmonės nemanytų, kad galima eiti už tako ar paišyti. Hi. Hello. Tai svarbiausias uždavinys tikriausiai ir būtų vaikščioti take nuo tako pradžios iki pabaigos ir žiūrėti, kad lankytojai nenueitų nuo tako, nes dažnai mėgsta tiek vaikai nubėgti be tėvų priežiūros, tiek patys suaugę kartais nueina, nors yra ženkliukų draudžiama, ženkliukų rezervatas. Pagrindinė ta žala, kai žmonės nueina už tako, yra ne tik, kad pažeidžiamas kraštovaizdžio tas įvaizdis, tos lygios kopos, smėlio suklostytos, bet jeigu esame prie tokių statesnių šlaitų kaip čia arba kitoje pusėje, tai tas smėlis, jeigu atsistojame ant jo už tako, jisai paslenka žemyn. Ir tas nuėjęs smėlis jau daugiau nebegrįš į viršų ir dėl to, jeigu vis žmonės eitų už tako, tai tas smėlis eitų vis žemyn ir tos kopos lygintųsi maždaug ir prarastume tą tokį grožį, kurį turime dabar. Svarbiausia likti tiesiog take ir žiūrėti, kaip viskas sukurta gamtos yra. Tai dar viena problema, kuri neįtin susijusi jau su taku, bet labiau susijusi su žmonėmis, kurie laiveliais atplaukia prie negyvųjų kopų. Tai kad atplaukia, tai viskas gerai, kol jie yra vandenyje. Bet kartais žmonės išlipa iš laivo į rezervato teritoriją ir jeigu jie sustoja prie į marias besileidžiančių kopų ir jomis lipa, tai padaroma be galo didelė žala, nes 100 kilogramų smėlio tiesiog gali nučiuožti žemyn. Jeigu jau atplaukėt, jau geriau nesilaipinkit ir nelipkit. Labiausiai patinka visiški orų ekstremumai, sakykime, kai yra be galo stiprus vėjas, ypač pavasariais būna toks vėjas nuo jūros, kad visur smiltis ir kaklamauti ant tiek užsidengi, dar akinius užsidedi, jautiesi visiškai kaip dykumoj. Užlipi iki pat galo tako, saulėta ir iš niekur nieko ateina didelis debesis ir tave visą sulyja
iki pat kojinių, batai šlapi, visi drabužiai šlapi. Tai va, ne tik aikštelėje galima rasti nuorūkų, bet ir tako pabaigoje. Tai geriau to nedaryti nei su tikromis cigaretėmis, nei elektroninėmis. Jo, take geriau nerūkyti iš viso. Ir bilietus galima rasti. Tos pačios smėlio gaudyklės, jos vienu metu visos buvo pagamintos. Ir vat galima matyti, kaip jau visa smėlio gaudyklė yra užpustyta smėlio. Tai vat išaugo, buvo anksčiau tokia dauba, o smėlis užpūstė ją ir gavosi, sakykime, jau ne dauba, o tokia lyguma. Ir taip galima auginti tą kopą ir pašalinti tokias kaip daubas atsiradusias. Tai ko palinkėčiau lankytojams besilankantiems šiame take, neskubėti svarbiausia, skaityti informacinius stendus, susipažinti su tuo, ką matote, ir jeigu jau esate rezervate, prisiminkite, kad rezervatas yra gyvūnų, augalų bei grybų namai ir jame lankytis negalima, tad išlikite take ir nenueikite nuo jo. Lauksim jūsų atvykstant ne tik visam nacionaliniam parke, bet ir apsilankant lankytojų centre Juodkrantėj.